Kažkai tai profas pavairuoja lėktuvą? Žiūrėk, kaip vairuojasi. Jokių problemų nėra. Tai aš kaip ir sakiau, kad jeigu jau nesigauna stabdžiais, tai tam yra gazas. Ir viskas tai ten ir, labai gerai vairuojasi. Aš specialiai skambinau anglams, sakė, reikia taip ir daryti, sakė, tai susuki vairą, stabdį, duodi gazu ir sukasi, sako. Nu ir skraidžimas vedinio ratų. Tai čia pas nieko jis nėra. Bet tik ten pasižiūrėk. Ne, nu tai irgi bendrą išsilavinimą tai nebloga. Jeigu tu įveikia logiką, tai ten gali blogiau gautis, gali geriau, bet jeigu žinai seką, tai vis tiek gausis. Tai matai, pritraukė, kad jis skrydom, įsileidom, Rimas sako, tu dar įsileidę ratą, pakilom, apskridom, šilalėm, įsileidom, sugedušime problemą. Karbas, neapvilkas, karbas, antros, jis nukrito. Porą minučių praėjo. Visas karbas. Taip, jis ir dažnai. Leidas matos ar ne? Aš per kamerą nematau, aš nedaug pritraukęs čia. Į deką, tuką. Į deką, jo. Nu taip, pasišokinėdamas. Prie valdymo priprasti. Dideliu greičiu. Ten du įsisodino gal miną gale. Ant skiroilės gal. Jis raugiamas. Nu ką dabar, filmuot reikia. Mėti 5 kartus. Gal nereikia. Kažko nevažiuoja. Nesu nieko. Gal